Taip, skelbdamas konkursą aš turbūt nelabai paaiškinau, kas tai yra, darydamas prielaidą, kad jūs žinote. Tai yra organizmo pH matuoklis. Ką jisai daro? Reiškia, mūsų organizmas turi rūgštinę arba šarminę terpę. Mūsų organizme yra rūgštinė arba šarminė terpė. Reiškia, nulis yra matuojama nuo 0 iki 14. 14 yra labiausiai jau šarminė, link 0 yra labiausiai rūgštinė. Kokia ideali organizmo yra pH? Nėra taip, kad viso organizmo vienas pH. Čia aš dabar kalbu pH matuoklis matuoti šlapimui. Ar ne? Galbūt seilėm, bet seilių tiek daug nepriseliosite, ar ne? Kraujo pH yra visai kas kita. Kraujo pH turi būti tikslus 7,34, 7,36. Bet kokia variacija į vieną į kitą pusę koma. Ar ne? Ant tiek yra svarbu, reiškia, tas mūsų pH terpė organizme. Kodėl tai yra svarbu? Kodėl organizme, skrandyje, visur, kodėl yra tai svarbu? Todėl, kad jeigu, sakykime, dabar jūs matuojat savo šlapimą, reikės sisiuką matuoti, nieko jau nepadarysi, ar ne? Reiškia, jūs matuojat ir jūs turite jūsų organizme, aš galiu drąsiai teikti, dauguma žmonių organizmo pH yra 5, 5,5 arba žemiau dar netgi, ne? Mano sesuo susirgo, sunkiai sirgo, pradėjo sirgti, blogai jaustis, tai aš iškart sakau, tavo pH yra 5,5 arba mažiau. Nusinčiu, pasirodo 4,5. Sakau, Jėzus Marija, tu greitai mirsi, ar ne? Bet jinai po to pradėjo, sutvarkė mitybą, sutvarkė viską, pradėjo matuoti, jos pH pakilo iki 7 arba aukščiau. Šiai dienai jinai pilna energijos, šiai dienai jinai sveika, viskas yra ok. Tai va, žodžiu, ką jisai daro? Tas matuoklis tiesiog matuoja šlapimą ir žiūri, tiksliai yra parodomas elektroninis, sakykime, rodo skaičius, kiek, matos ar ne, koks yra tas tavo, reiškiasi, pH. Bet dabar kodėl yra svarbu išlaikyti 7 arba daugiau? Todėl, kad rūgštiniai terpiai organizme dauginasi mikroorganizmai, visokie blogumai, tai yra ideali terpė. Dabar iš kur aš viską tą žinau? Tai ir iš kur aš galėčiau netgi teikti, kad išmanau daugiau negu gydytoja apie kūną. Kodėl? Todėl, kad aš nesergu, todėl, kad aš nevartoju alkoholio, todėl, kad aš nerūkau, todėl, kad aš tinkamai prižiūriu kūną. Gydytojų statistika yra labai liūdna, dauguma gydytojų rūko, narkošinasi, stresuoja ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kažkaip į gydytojus orientuotis kaip į autoritetą sveikatos, jokių būdų. Reikia, jeigu nori gauti patarimai pas sveiką žmogų, ne pas ligonį. Gydytojai dėja iš visų profesijų ir savižudybių skaičių pirmauja, ir alkoholizmo, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai reikia logiškai pamastyti, kur kreiptis, ar ne? Bet iš kur aš tas žinias įgavau, dabar aš gal neišsiplėsiu, bet aš išmanau farmakologiją, išmanau anatomiją, aš išmanau iki molekulinio lygio visas ląsteles. Nes tos dalykus mokiausi kažkada, ar ne? Dabar mano veikla yra nekilnojamas turtas, bet iš tikrųjų būti sveiku yra labai paprasta. Nieko per daug ten nereikia daryti. Dabar šiais laikais reikia dėti pastangas ir mokytis, kad nesugadintų kas nors jūsų sveikatos. Per maistą, per skiepus, per dar kažką tai, ne? Bet, reiškiasi, jūsų organizmo pH, jeigu krenta žemiau 7, 5,5 ir taip toliau, kas nutinka? Jūsų organizmas užsiteršia. Ten yra idealios sąlygos daugintis mikrobam, bakterijom, visokiom ir taip toliau. Reiškiasi, ir gaunasi intoksikacija. Kai organizme gaunasi intoksikacija, ląstelės normaliai nebefunkcionuoja ir žinot, kas nutinka, jos pradeda mutuoti, prasideda vėžys. Jeigu kraujyje biškutį, nors biškutį yra variacijos į kairę į dešinę, nuo 7,34, 7,36, jūsų kraujas automatiškai, jis negali, kad apsisaugoti, reiškia, ima iš kaulų, ima kalcio fosfatą. Fosfatą pasiima, kad pašarminti kraują, o kalcį išmeta. Ir todėl vyresnio amžiaus žmonėms yra osteoporozė. Visi galvoja, kad tai neišvengiami dalykai. Va, žiūrėkit, šitokias dalykas osteoporozės pas jūs nebus. Greičiausiai nebus, ar ne? Todėl, kad ir tą turėtų patvirtinti ir medikai. Jeigu jie kitaip sako, jie meluoja. Jeigu jie sako kitaip, tai vadinasi meluoja. Tai vat ir viskas. Žodžiu, o kaip po to, jeigu išsiaiškini, kad pH yra 5,5 ar žemiau, ką reikia daryti? Paprastas dalykas, šaukštelis sodos išgėrė su
reiškiasi, su vandeniu stiklinė ir tavo pH 7,5. Bet aišku, čia toks greitas patvarkymas, ar ne, yra organizmo. Bet šiaip, jeigu pH 5,5, tą vieną dieną tik tai, arba vandens, išgerk litrą vandens ir pamatysi pH pakils. Arba, reiškiasi, salotų valgyk vieną dieną, nevalgyk mėsos, negerk kavos, nevalgyk cukros ir pamatysi vakare, tavo šlapimo pH bus, gal ne 7,5, pas mane yra 7,5, pas mano vaiko yra 7,7, čia jau kūdikio ideali pH. Ar ne, mano biški yra žemesnė negu kūdikio, tai gal 7,5, gal 7,7 nebus, bet jeigu jūsų 5,5 pH, jisai pakils iki gal 6,5, ant tiek greitai galima sutvarkyti organizmą, bet aišku, gydytojai to jums niekada nepasakys. Gydytojai niekada nerekomenduos šitą dalyką įsigyti ir tą dalyką mes dalinsim dabar dykai tiem, kas populiarins mūsų portalą. www.tiksavininkai.lt. Skleiskit nuorodą, talpinkit visur ir laukit dovanų. Lietuvai mes šitokių pH išsiųsim tūkstančiais visiems, kas platins mūsų portalą ir aišku pateiks įrodymus, kad tai padarė. Ačiū ir gyvenkit sveikai. Iki.